Skaudžiausias būdas išleisti 50 eurų yra atiduoti juos kitam žmogui. Kai mokame grinaisiais, mes labai aiškiai matome, kas įvyko. Turėjom pinigus, kažkam padavėm, nebeturim. Kai atsirado kortelės, šitas jausmas tapo kiek abstraktesnis. Iš esmės pridedam plastiko gabalą ir išeinam su preke. Mokant telefonu plastiko iš vis nebelieka, o kai perkam internetiniai parduotuviai, šitas jausmas iš viso yra beveik neegzistuojantis. Kai kur net nereikia suvest duomenų. Apple, Google Pay, pump, prekė ateina už poros dienų. Visais šiais atvejais mes pinigų galim išleisti lygiai tiek pat, bet psichologiškai tai labai skirtingi scenarijai. Elgsenos ekonomikoje egzistuoja toks terminas pain of paying – mokėjimo skausmas. Tai yra nemalonus jausmas, kai suvokime, kad netenkame savo pinigų. Dažniausiai dėl to pirkimo metu vyksta tokia maža deryba su savimi. Ar tikrai man to reikia, ar čia verta kainos, ar dabar tikrai geriausias metas ir taip toliau. Bandoma ieškoti logikos. Todėl kuo aiškesnis yra tas mokėjimo skausmas, tuo didesnė tikimybė, kad jis mus atitrauks nuo sprendimo pirkti, dėl to prekybininkai bando jį sumažinti. 2001 metais buvo atliekami eksperimentai su realiais, gan vertingais pirkiniais. Vienu atveju žmonės dalyvavo aukcione dėl bilietų į svarbias varžybas. Kai kuriems buvo pasakyta, kad laimėję jie mokės grynaisiais, kitiems, kad mokės kortelę. Tie, kurie pergalės atveju tikėjosi mokėti kortelę, siūlė gerokai, netgi dvigubai didesnės sumas. Aišku, tai nereiškia, kad kiekvienas turintis kortelę norės mokėti dvigubai daugiau už bet kokį produktą, bet tai labai aiškiai parodė įvairiuose eksperimentuose, kad žmonės iš tiesų moka daugiau ir jiems skauda mažiau, jeigu jie jaučiasi turintis mažiau tos trinties ir suvokimo, kad moka apskritai. Ir mokėjimo skausmas silpnina ne tik tai kortelė ar kažkoks nuotolinis mokėjimas, o ir tai, kada mes mokėjimą atliekame. Tarkim, jeigu jums reikėtų sumokėti 4 eurus už kiekvieną Netflixo filmą, kurį norite pasižiūrėti. Siaubas, turbūt nemokėtumėt arba nežiūrėtumėt pusės filmų, kuriuos dabar žiūrit. Bet, kai už Netflixą mokate tik kartą per mėnesį, nors ir didesnę sumą, jūs iš esmės nejaučiate, kad kažką sumokėjote, jaučiatės lyg žiūrėtumėt filmus ir serialus nemokamai, nors nemokamai jūs jų nežiūrite, bet mokėjimo momentas yra per toli nuo jūsų patirties. Vienas žiauriausių dalykų, kas kada nors įvyko su šituo efektu ir kaip tam tikra įmonė jo manipuliavo, įvyko 97 metais. Įmonė, aišku, yra velnio nešta ir pamesta Amazon ir jie tai padarė įvesdami vieno paspaudimo atsiskaitimą. Vėliau jie tai ir užpatentavo, o to esmė yra paprasta. Kliento mokėjimo ir asmeninė informacija yra išsaugoma, kad kitas iki atėjus kažko pirkti, jį tiesiog lengvai jūs praleistų be jokių tenai informacijos vedimų, taip maksimaliai sumažindama tą mokėjimo skausmą. Oficialiai tai buvo pristatoma kaip patogumas ir tai ir buvo tam tikra prasme patogumas. Tačiau kartu tai buvo pašalinta erdvė tarp impulso ir nusipirkimo. Tas tarpas, kur mes galime apgalvoti, ar tikrai verta tai pirkti. Panašiai padarė Uberis ir panašios pavėžėjimo paslaugos, kur anksčiau taksi mes matydavom galbūt skaitiklį ir galėdavom matyti, kaip tie pinigai fiziškai tarytum kapsi, o dabar mokėjimas yra visiškai automatinis. Mes įlipam, nuvažiuojam, išlipam ir kažkur kažkada nukrenta į e-mailo pranešimas, kad tiek ir tiek kainavo mūsų kelionė. Tai labai pagerino vartotojo patirtį, pasidarė super patogu, bet tuo pačiu tai pašalino mūsų galimybę gerai suvokti, kiek pinigų mes ant to išleidžiame. Na ir aš manau, būtų labai lengva čia pasakyti, kad prekių ženklai mumis taip manipuliuoja. Bet ar tai yra manipuliacija? Iš vienos pusės ta trintis iš tikrųjų buvo beprasmiška. Kiekvieną sykį suvesti savo duomenis, kiekvieną kartą ten milijoną veiksmų atlikti, kad tik galėtum kažką nusipirkti, ko jau nusprendei, kad nori. Tačiau iš kitos pusės ta pati trintis tarnaudavo kaip apsauginis barjeras. Papildomas žingsnis suteikdavo mums tas kelias sekundės ar net minutės nuspręsti, ar tikrai norime išleisti šituos pinigus už šitą dalyką. Išsitraukę piniginę mes fiziškai matydavom, kad kažko netenkame tam, kad gautume tai, ko norime. Šiandien visas šitas procesas yra beveik nejuntamas ir mūsų pirkiniai yra daug greitesni. Tai ypač matyti su visokiais mažais greitais internetiniais pirkiniais ir prenumeratomis. Vienas kitas atrodo nieko tokio, bet kai pamatai, kiek jų susikaupia banko išraše mėnesio gale, gali susimastyti, kiek daug pinigų staiga išleidi ten, kur atrodo, kad to jausmo leidimo net nėra. Žodžiu, kad ir kaip būtų nemalonu, vienas iš pagrindinių šiuolaikinio verslo darbų yra ne tik mus įtikinti, kad ten kažką pas juos nusipirktume, bet ir padaryti, kad tai būtų kuo lengvesnis ir mažiau skausmingas sprendimas mūsų gyvenime. Sėkmingi prekių ženklai tai žino, kad jų konkurentas nėra tik tai kitas pardavėjas. Tai gali būti pastanga, abejonė, papildomas spaudimas, nesuvesti kortelės duomenys ar kažkokia kita minutė, kuri leidžia mums nuspręsti vis tik nepirkti to, ką jie siūlo. Todėl vartotojams svarbu prisiminti labai priešingą dalyką. Patogesnis ir greitesnis mokėjimas toli gražu nereiškia, kad mokame mažiau. Nors kartais jaučiasi, kad visai nemokame. Ir taip kartais mes tikrai perkame ne dėl to, kad mums kažko reikia, bet dėl to, kad visa sistema yra sutvarkyta taip, jog mes nespėtume pagalvoti, ar mums to iš tikrųjų reikia. Aš esu Agnė Juškėnaitė, Stageit agentūros vadovė ir strategė. Ačiū Jums, kad šiandien vėl buvot su manimi. Ir jeigu Jums irgi įdomu, kodėl žmonės jaučiasi taip, kaip jaučiasi, arba masto taip, kaip masto, ypač kai kalbame apie verslą ir prekės ženklus, Jums bus naudinga prenumeruoti šitą kanalą ir aš čia Jūsų lauksiu jau kitą savaitę tuo pačiu laiku.